Jeigu pradėjai žiūrėti šitą video, tai turbūt kaip ir aš dievini dovanoti dovanas, kurias padarai savo rankomis. Tiesiog dovanų dovanojimas yra tavo meilės kalba. Tai šis video skirtas tau, nes peržiūrėjus jį tikrai garantuoju, kad turėsi bent kelias idėjas, ką gali padovanoti savo artimiesiems. Ir jeigu mes dar nesam pažįstami, tai sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Rūta ir aš kelis metus jau gyvenu Portugalijoje. Ir kai čia atsikraušiau, iš tikrųjų mane šiek tiek nustebino, kad žmonės yra labai linkę dovanoti vieni kitiems kalėdų progą drabužius. Ir ne tai, kad ten kokį kalėdinį megztinį ar šaliką, bet dažniausiu atveju tai būna tikrai tokie kasdieniniai drabužiai, juodi marškinėliai, baltos kojinės. Keisčiausia man pasirodė, kad žmonės dovanoja tą intenciją, tą dovaną jie gali iškeisti kažką kitą. Tai visą laiką, kai įteikia ją, prideda ir čekį, ir net jie turi tokią frazę, kurią sakytų podeš trukar, ką reiškia, kad gali tą dovaną iškeisti. Man tas pasirodė labai šalta ir neasmeniška, tai dėl to šiemet dar labiau stengiuosi tas dovanas suasmeninti ir pasidalinti šilumą su savo mylimaisiais. Visos šitos dovanėlės yra rankų darbo arba gali jas kažkaip personalizuoti. Tai pirma idėja man pasirodė be galo miela, tai yra Sophie Scarf vadinamas. Tai yra toksai šalikėlis, tarsi trikampinės formos, kuris yra, manau, nuostabus aksesuaras, labai minimalus, elegantiškas, tai tikrai tiktų tiek mamai, sesiai, tetai ir manau irgi neturėtų būti labai jau sudėtinga jį nusimegzti. Sekanti dovana. Aš ją dovanojau praeitais metais ir tikrai labai visiems patiko. Tai yra rankų darbo kosmetinė, tai turiu net vieną pavyzdį pasilikus, tiesą sakant pasidariau savo pati. Tai jinai padaryta yra iš tokių siūlų, kurie vadinasi T-shirt yard. Tai realiai jinai yra marškinėlio medžiagos. Tai tau tai reikia įsigyti rėmą šitų siūlų ir irgi YouTube yra tikrai pilna video, iš kurių gali išmokti, kaip padaryti. Ir tą kosmetinę gali susidėti arba savo kosmetiką, arba vaistus. Aš dažniausiai tiesiog palieku atidarytą, gali pasidėti kaip dekoro detalę ir irgi gali improvizuoti su įvairiausiomis spalvomis. Kita idėja yra naudojant molį, kuris džiūsta ore. Tai reiškia, jums nereikia papildomai kažkaip kepti tų produktų ar kitaip apdoroti, tai tiesiog realiai jūs iš molio padarote, ką norit, tada galite nudažyti akriliniais dažais, nulakuoti ir teikti dovaną. Tai vienais metais aš darau tokius padėkliukus auskaram ir aksesuaram, tai irgi galite juos personalizuoti arba nupiešti kokią pirmą vardo raidę ar paberti kažkokių blizgučių, jeigu norit šiek tiek šventiškiau. Taip pat iš šitos medžiagos mačiau nerealią idėją, kuri man labai patiko, tai padaryti kryžiukų nuliukų lentą, kuri puikiai tiktų ant kavos staliuko ar tiesiog namų interjero detalę. Ir fainiausia idėja, kad tai nebūtinai turi būti kryžiukai, nuliukai, bet vieną mačiau su alyvuogėmis, man atrodo. Iš viso labai man patiko ta idėja. Kas man buvo pačiai labai smagu daryti ir išmokti, tai dirbti su makrame siūlais. Tai yra milijonas idėjų, ką gali iš jų padaryti, bet aš esu dariusi vazonėlių laikiklius ir taip pat gali daryti buteliukų laikiklius. Tai jeigu žmonės, kurie turi šuniukus ar mėgsta tiesiog pasivaikščioti į žygius, tai gali iš makrame nunerti ir irgi bus nuostabi dovana. Sekanti idėja, manau, puikiai tinka vyram, vaikinam, kur dažniausiai reikia šiek tiek daugiau pasukti galvą, bet personalizuoti marškinėlį. Tai nėra, kad ten užrašai kažkokį užrašą, bet tiesiog sukurti dizainą iš skirtingų ikonėlių, kurie apibendrintų tuos metus. Tai pavyzdžiui, mėgstamiausias filmas, gal kokį maistą pamėgot, tą restoraną, ar keliavot kažkur, ar šiaip koks buvo didelis gyvenimo įvykis, nežinau, pradėjot draugauti, susižadėjot, susituokėt, gimė vaikai. Tai galima tą dizainą sukurti Canva programėlę. Gali nupiešti savo ranką, jeigu nori po to nuskanuoti, taip pat gali pasinaudoti dirbtinio intelekto įrankiais ir man labai patiko dizainas vienos spalvos, tai pavyzdžiui, jeigu viską darai raudonai, pavyzdžiui, ant baltų marškinėlių tik nugaros. Tai manau labai faina idėja ir tikrai labai asmeniška ir apibendrina visus tuos metus. Kita idėja taip pat, manau, tinka puikiai vyram, vaikinam, tai personalizuotos kortos. Tai gali arba kortas nupiešti pati visas, arba gali nusipirkti jau kortų kaladę ir atsispausdinti jūsų nuotraukas. Man labai patiko variantas jas atspausinti nespalvotai, suklijuoti ant kortų, užlakuoti ir irgi tada kortas, manau, visai einamas dalykas, ypač kelionių metu ar jei kažkur reikia ilgiau palaukti, kartu tai bus nuostabus atsiminimas. Sekanti idėja tai puodelis. Bet paklausyk, ne tiesiog puodelis su tavo rašysena. Tai jeigu jūs turit kažkokiu
įprotį, gal tarkim vienas kitam palikti raštelius, ar tiesiog kažkokią frazę, ar mielą žodį mažybinį, kaip vienas kitą vadina. Nerealiai idėja yra tiesiog užrašyti ją, kad ir mėlynų rašiklių, kad matytųsi, tai yra netobulas raidės, tai yra tavo rašysena ir tą variantą atspausdinti ant puodelio. Tai tikrai žmogus, kuris mėgsta kavą ar arbatą, visados atsimins tave ir jūsų mielą frazę, susitarimą. Kita idėja yra piešinys. Paklausyk, tau nebūtinai reikia mokėti piešti, kad galėtum padovanoti piešinį, nes šiais laikais yra tikrai pilna tutorialų, technikų, kaip tu gali tą piešinį atlikti. Tai gali būti su tekstūra, tai gali būti akrilas, aliejiniai dažai, bet manau, kad šitą dovaną padaro ypatingą, jeigu tu ją įrėminsi, nes tada tikrai jausis tokia solidi dovana. Tai įsivaizduok, tu nupieši piešinį, įrėmini ją ir tada supakuoji popierių ir uždedi milžinišką kaspiną. Tai manau, nuostabi dovanėlė ir irgi labai asmeniška ir žmonės vertins, nes tu įdėjai laiko, pastangų, meilės ir gali personalizuoti, žinant tų žmonių namus, kas tiktų prie jų namų interjero. Bet mano didžiausias patarimas būtų tiesiog visus metus atidžiai klausyti savo mylimųjų žmonių, nes jie būna prasitarę, kas jiems patinka, ko norėtų, arba jeigu kur vaikštot ir pasako, o nerealus šitas paveikslas, tai galite naudoti irgi kaip inspiracijai ir vadovautis tuo. Sekanti idėja tinka šeimos nariams, tai jeigu turi didelę giminę, daug žmonių ir norit visus maloniai nustebinti, galite jiem padovanoti šaldytuvo magnetukus. Tai realiai surinkti irgi nuotraukas, kurios buvo svarbios tais metais, gražios akimirkos ir atspausdinti ant magnetukų, jos yra mažytės, neturėtų būti labai brangios ir irgi labai maloni asmeniška dovana. Taip pat man dar labai patiko iš to spaudos variantų, tai atspausdinti ant akrilinės plokštelės raktų pakabuką su daina. Tai jeigu yra muzika svarbi tavo gyvenime ir tavo mylimų žmonių, gal irgi turit kažkokią dainą, kuri jūs įvienyje, tai galite atspausdinti tą Spotify vadinamą langelį ir su garso banga, kas irgi labai faina dovana. Ir sakau, jeigu tau svarbu muzika, jauku, miela, tai tikrai, manau, nustebins ir tą žmogų. Ir sekanti dovana tai yra plaukų šepetys, savaime aršukos, tai savaime suprantama labiau tinka mergino, moterim, tai tiesiog nusipirkti medinės šukas ir tada jas išmarginti. Jeigu yra tai kalėdų proga, tai galit kalėdinius elementus, taip pat galit parašyti vardą ar kažkokį palinkėjimą, viską taip pat nulakuoti, užtvirtinti ir dovanoti tokią dovaną. Tai labai tikiuosi, kad nors viena idėja tau patiko ir ją išbandysi. Ačiū labai, kad žiūrėjai šitą video, o aš pati bėgu dabar ruošti tų kalėdinių dovanėlių. Iki! Čiau!